Laisvai pereiti sieną iš valstybės į valstybę šiandien įprastas dalykas. Tačiau Lietuvos istorijoje toli gražu ne visada tai buvo. Neseniai užsibaigusioje sovietų epochoje siena skirianti vieną santvarką nuo kitos buvo beveik neįveikiama. Nepaisant rizikos ir pavojų, ne vienas bandė sėkmingai ar nesėkmingai patekti už jos. Žmonių įveikusių sieną likimai mums liudija apie tai, kaip tie žmonės suprato laisvę ir kokią kainą buvo pasiryžę mokėti už ją. Mano irgi buvo tas toks stereotipinis įsivaizdavimas, kad žydai buvo žydai tiek 40 metais, tiek ir vėliau buvo stipriausia vos ne sovietų režimo šalininkų grupė. Ir kad jie buvo visiškai patenkinti gyvenimus sovietinėje Lietuvoje ir užėmė čia, vaidino gana svarbų vaidmenį, o dabar aš sklaidydamas tas bylas pamačiau, kad yra ir kita tos istorijos pusė, kad nemaža dalis žydų toli gražu nebuvo patenkinta tuo gyvenimu Sovietų Sąjungoje ir ieškojo būdų, kaip iš ten pasišalinti. Su žodžiu Lietuva žydai sieja dažniausiai daug platesnę teritoriją negu dabartinės etinės Lietuvos ribos. Tai teritorija sutampančia su buvusia didžiąja kunigaikštystė, kurioje gyveno senovinė Lietuvos žydų bendruomenė. Jau 19-20 amžiaus sandūroje žydai pradėjo rimčiau mąstyti apie savo valstybės Izraelio atkūrimą. Lūkesčiai sugrįžti atkurti valstybę, sugrįžti į Izraelį eina per tūkstantmečius ir atsispindi maldose, kūriniuose literatūros, korespondencijoje mokytų žmonių. Žydų tautinis judėjimas, siekiantis žydų tautos atgimimo ir suvienijimo jos istorinėje tėvynėje Eretz Izraelyje, vadinamas sionizmu. Pats žodis kilęs iš vietovardžio Sionas. Taip dar pranašų laikais buvo vadinamas Izraelis, ypač kai buvo norima pabrėžti miesto kaip judaizmo dvasinio centro reikšmę. Sionas taip pat ir kalnas, ant kurio bibliniais laikais buvo pastatyta šventovė. Žydų visuomenės masės buvo labai skurdžios, bet svajotojai buvo didžiuliai svajotojai. Ir utopijas kūrė, ir iliuzijas savo kūrė, ir aktyviai siekė taip pat įgyvendinti savo viltis. Pagrindinius sionizmo principus suformulavo Teodoras Herzlis. Sionizmas yra tai, ką lietuviai vadina tautiškumu. Sionizmas sovietinėje retorikoje buvo traktuojamas daug plačiau negu taip, kaip mes įprastai suprantam sionizmą. Tai praktiškai bet kokia kultūrinė, netgi žydų saviraiška buvo dažnai traktuojama kaip sionizmo apraiška. Stalinistai ir sovietų valdžia ir po Stalino mirties kaltino žydų sionizmu, atseit buržuaziniu nacionalizmu. Sionizmas buvo atsakas į augančias antisemitinės nuotaikas Europoje kuriantis tautinėms valstybėms. Sionizmo lozungas – žemė be žmonių, žmonėms be žemės. Iki karo sovietų valdžia nebuvo abejinga šiai idėjai. Tos partijos ir tos žydų kryptis, kurios siekia lygiateisiškumo ir tautos atgimimo tose teritorijose, kuriuose jie gyveno, vykdė labai įdomų eksperimentą.
Sovietų sąjungos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Michailas Kalininas jau 1926 metais pareiškė: žydų tautai iškilęs milžiniškas uždavinys – išsaugoti savo tapatybę. O tam būtina ženklę žydų gyventojų dalį paversti sėsle, kompaktišką, valstietišką žemdirbių visuomenę, kuri siektų mažiausiai 11 tūkstančių. Tik esant tokiom sąlygom, žydų masė gali tikėtis tolesnio savo tautos egzistavimo. Labai įdomu eksperimentą, kurį vėliau po bolševikų revoliucijos iš pradžių tarybų valdžia palaikė. Tai yra įkurti žemdirbystę besiremiančias žydų autonominės teritorijas Kryme, vėliau tolimuosiuose rytuose Birobidžane. Birobidžanas – žydų autonominės srities pavadinimas Rusijoje. Atskira žydų teritorija buvo bandoma sukurti ir Kryme. Amerikos žydai aktyviai teikė žydų autonominėms teritorijoms Tarybų sąjungoje žemės ūkio techniką. Vienas iš užsienio pagalbos, traktorių, žemės ūkio įrankių, tiekimo organizacijos Ortas, tai profesinė žydų organizacija. Vadovų buvo Leonas Bramsonas, gimęs Vilniuje. Ir Rusijos Dūmos deputatas caro laikų. Beje, šitoj veikloj aktyviai dalyvavo žinomas rusų poetas Majakovskis, kuris kartu su Viktoru Šklovskiu buvo parašęs scenarijų filmui apie žydų žemdirbystės kolonijas 27 ir 8 metais, ir netgi yra fotografijų Majakovskio besilankančio Kryme šitose žydų fermose. Labai įdomus bandymai ir labai įspūdingi ten buvo pasiekimai. Ir po to tiek pat įspūdingas likvidavimas šitų visų žemdirbystės kolonijų. Bet kuri pasaulio bendruomenės pagalba žydų bendruomenėms Ukrainoje ar Birobidžane buvo greitai nukirsta, kaltinant vakarus įvairiais sąmokslais ir agentūros steigimu. Tarybų valdžia įtariai žiūrėjo ir represavo visas sionistinės partijas. Todėl, kad sionistinės partijos nesiejo savo vilčių, ypač su komunistinėmis iliuzijomis. Jos skeptiškai arba priešiškai žiūrėjo į komunistinės iliuzijas. Ir norėjo išspręsti žydų lygiateisiškumo, tautos atgimimo, valstybės atkūrimo klausimus už Tarybų sąjungos ribų. Tuo metu iš pradžių Turkijos, o vėliau po Pirmojo pasaulinio karo Didžiosios Britanijos valdomose teritorijose, tai yra buvusioje geografinėje Izraelio žemėje. Tuo pat metu dalis Lietuvos žydų aktyviai rengėsi tuometinės Palestinos kolonizavimui. Prieš Antrąjį pasaulinį karą sionistinis judėjimas buvo labai stiprus Lietuvoje ir Lenkijoje. Buvo net keletas įvairių organizacijų, skatinusių jaunimą vykti į tuometinę Palestiną arba Eretz Izrael. Eretz Izrael buvo dalis oficialaus Palestinos pavadinimo ivrito kalba. Po Pirmojo pasaulinio karo iki pat 1948 metų Palestina buvo Britanijos protektoratas. Buvo sudaryta tokios ūkis, čia buvo prie Garliavos Mastaičių kaime, Šliurės ūkis, buvo ten žydų mokinosi žemės ūkį. Mano tėvukas mokėjo gerą anglų kalbą, gyveno netoliausia to ūkio ir tie jauni žydukai atvažiuodavo pas tėvuką pasitobulinti anglų kalbos, nes te Palestina buvo anglų kalba. Tokios kolonijos buvo. Tų kolonijų žymūnai turėdavo pirmenybę išvykti į Palestiną. Kiti žydai, kurie priklausė, kai sakė, komunistų partijų, buvo labai priešingi. Tai čia tokį važiuoja, kai sako, į tą Palestiną, kai sako, pagal anglų nurodymą. Lietuvoje egzistavo žydų ir hebrajų mokyklos. Aš mokiausi Šolomleichemo jidiš kalbos mokykloje ir mes buvome auklėjami antisionistiškai. Mano tėvas taip pat laikėsi sionistinių pažiūrų ir skaitė, kad aš turiu mokytis hebrajų. Ir siuntė mane Šiauliuose į hebrajų vaikų darželį. Lietuviams pirmoji sovietų okupacija reiškia nepriklausomybės pabaigą ir smurtinio totalitarizmo įsiviešpatavimą. Dalis žydų ją sutiko su palengvėjimu, kad šalį užėmė ne naciai, o sovietai. Jie priėmė sovietų okupaciją kaip mažesnę iš dviejų blogybių. Kai kurie žydai tikėjo visuotinės lygybės, neva įgyvendintos SSSR utopiją.
Tai buvo dvi didžiosios iliuzijos. Arba viltys. Tų laikų žmonėms viltys. Tai yra atkurti savo istorinę tėvynę, sionizmas. Kita bandymas atkovoti pilietinės laisvės gyvenamose teritorijose, atsisakė savo etniškumo ir protėvių religijos ir tapo aktyviais komunistiniais veikėjais. Greitai paaiškėjo, kad komunistinis režimas su žydais elgėsi taip pat griežtai kaip ir su visais kitais. Buvo suardyta visa žydų bendruomenės struktūra. Bet kokia sionistinė veikla ir hebrajų kalba sukurta kultūra uždraustos. Apribota religinė praktika. Nemaža konfiskuoto verslo dalis taip pat priklausė žydams. Tarybinė okupacija 40 metų. Taip pat parodė, kad ji netoleruos bet kokio sionistinio judėjimo. Ir likvidavo visas sionistinės partijas, uždarė mokyklas hebrajų kalba, visus leidinius ir visas organizacijas. Buvo kalbama, kad hebrajų kalba tai yra to sionisto kalba. O atseit darbo žmonių žydų, paprasti darbo žmonės, jie kalba jidiš kalba. Molotovo-Ribentropo paktas tai daugelio iliuzijų netekimas ir antifašistiniai vakarų inteligentijai ir antifašistiniai rusų žydų kilmės inteligentijai. Čia pirmas smūgis yra jų iliuzijomis dėl komunizmo. После установления советской власти в Литве сионистские организации были распущены, а их руководящий состав частично был репрессирован, однако участники организации не прекратили своей антисоветской деятельности, а продолжали ее нелегально. В 1940-41 годах в Литве были раскрыты ряд подпольных сионистских организаций, которые занимались нелегальной переброской своих участников из Литвы в Палестину. Кроме ревизионистов, в Литве были следующие организации: Юдон Штатлер, Агуда, Мизрахи, Общие сионисты, Макаби, Сионисты-социалисты, Гашамер Гацаир, Гахалуц Гацаир, ГПЛ и другие. Dalis žydų kartu su vietiniais lietuvių komunistais prisitaikė ir dirbo naujajai santvarkai. Tačiau daugumą eilinių žydų pasilikusių Lietuvoje užgriuvo sovietinė priespauda, o vėliau ir nacių teroras. Ir per tos vienerius metus vėl nespėjau išmokti gerai žydiškai, nes uždarė ir tas. Vokiečių atėjimas žydams Lietuvoje reiškė beveik visišką sunaikinimą. Ištisos mažų miestelių žydų bendruomenės buvo tiesiog nušluotos nuo žemės paviršiaus. Štandartenfiureris Karlas Jėgeris, trečiojo specialiosios paskirties būrio Einsatzkommando vadas, apibendrindamas savo veiklą nuo 41 Liepos iki gruodžio pareiškė, jog Lietuvoje daugiau žydų nebėra, išskyrus žydus 3 getuose – Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Per 3 Antrojo pasaulinio karo metus buvo išžudyta virš 90% Lietuvos žydų. Ir buvo žydų antifašistinis mitingas didžioj toj kolonų salėje Maskvoje. Aš dabar man buvo 16 metų, bet mes patekom su tėvu. Ir iš Vilniaus buvo atvežtas, lėktuvo atskraidintas rašytojas, poetas, Vilnietis Suckeveris. Jis buvo partizanas. Ir mes girdėjom jo kalbą, jidiš kalbą. Ir tada mes supratom, kad Lietuvoje mes jau čia nieko nerasim. Čia tragedija ne tik žydams, čia tragedija lietuviams taip pat, Lietuvai, aš pasakyčiau. Daug kas nesupranta. Po karo sovietai tyrė masinių aukų kapavietės, tačiau nebuvo suinteresuoti viešai paminėti, kad didžiausia nukentėjusių nuo nacių dalis buvo žydai. Visur, kur pastatyti paminklai, buvo rašoma, kad šioje vietoje sunaikinti tarybiniai piliečiai. Ilja Ehrenburgas, žinomas tarybinis publicistas ir žydų veikėjas, turbūt buvo pirmas žmogus, kuris iš karto po karo pradėjo rinkti medžiagą apie žydų žudynes.
Tuo tikslu nemažo laiko praleido ir Lietuvoje. Buvo apsistojęs Kaune, viešbutyje Daukanto gatvėje. Julianos Zarchi likimas kupinas paradoksų. Kaip maža mergaitė, žydaitė, ji buvo pasodinta į Kauno getą. Tik savo vokiečių kilmės mamos draugų sumanumo dėka buvo išgelbėta nuo sunaikinimo. Atėjus išlaisvintojams, jos laukė dar vienas išbandymas. Bet tada mus jau 45 metais, balandžio 26, deportavo į Vidurinę Aziją. Man buvo 7 metai, ten kaip tik vagonė sukako 7 metai. Jinai nežinojo likimą, nei savo vyrų, nei visos jo šeimos Ukmergėje. Buvo nužudyta visa Zarchi šeima. Jinai nesuprato, kodėl jinai yra vežama. Tai buvo kaip vokiečių mažuma liktai, kuri kolaboravo su vokiečiais. Aš tik kentėjau nuo to, kad mane ten Tadžikistane vis fašistė vadino. Kad man ten akmenys į nugarą gaudavau ir visą kitą fašistą. Tada kentėjau nuo nacionalsocializmo, reiškia, pati auka, ir paskui aš turėjau atsakyti už jų veiksmus, už jų darbus. Aš pati nukentėjus nuo jų. Čia yra tas režimas Tarybų Sąjungoje, kur nieks nieko neklausė, nieks nieko nesakė. Neklausė, ką jūs darėt ir nesakė, už ką mus veža, vien žodžiu vežė ir viskas. Pasibaigus karui žydų gyvenimas nebegalėjo tekėti sena vaga. Buvo keletas priežasčių, kodėl nemažai žydų norėjo išvykti iš Sovietų Sąjungos. Holokaustas daugam reiškia, kad jie dabar vieninteliai išgyvenę savo šeimoje ar net giminėje. Nebuvo dėl ko likti žemėje, kuri persunkta tautiečių krauju. Be to daugeliui žydų greit tapo aišku, kad tarybinė santvarka nežada jiems nieko gero. Ne tik kaip labai nevykusi politinė valdymo forma, bet dar svarbiau kaip tam tikra antižydiška santvarka tiesioginė prasme. Žydų visuomeninio, kultūrinio, religinio gyvenimo apraiškas pokario sovietų valdžia vertino nepalankiai ir įtariai. Visa tai be abejonės daugelį žydų skatino ieškoti kelių ir būdų išvykti iš Lietuvos. Tačiau buvo ir svarbiausia priežastis – svajonė apie savo šalį. Nicht keinmal als du gehst dem letzten Weg, Хоч імлен блаєне, фарштел белоє тег. Dar 1944 metais žydų partizanų grupės, kurių nariai praeitėje priklausė žydų skautų ir sionistų jaunimo organizacijoms, vienijosi, kad drauge rastų būdus pasiekti Erec Izraelį. Korčiak Marla su grupė draugų išėjo į Rūdninkų girią, kur stojo į žydų partizanų dalinio Nekama kerštas gretas. Ji buvo pirmoji žydė iš Lietuvos, kuri išgyvenusi katastrofą pateko į Izraelį. 1944 gruodžio 12 jie atvyko į Erec Izraelį. Sionistinė organizacija pavedė jai išvykti į Rumuniją, kad sukurtų atraminius punktus nelegaliai emigracijai. Hashomer Hatzair nariai buvo labai aktyvūs įgyvendinant taip vadinamą nelegalią emigraciją. Hashomer Hatzair tai yra išvertus Tėvynės sargas, reiškia dešinioji organizacija. Stambiausios bylos buvo bylos prieš sionistinį pogrindį, kurio vienintelis tikslas buvo organizuoti žydus pabėgimui iš Sovietų Sąjungos, kuri pasirodė ne tik išvaduotoje. Išvaduotojai buvo valanda, istorinė valanda tam tikra, o po to jį tapo nuožmių priešų. Žmonės grįžę iš armijos, iš frontų ir iš konclagerių, priklausė prieš karą sionistinėms organizacijoms ir tikėję į Izraelio valstybės atkūrimą ir egzistavimą, įkūrė organizaciją vakarų Ukrainoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, kuri vadinosi Bricha, pabėgimas. Bricha – tai vienas įspūdingiausių ir tuo pačiu nežinomiausių puslapių Europos pokario istorijoje.
Nuo 1945 iki 1948 metų Bricha veikė beveik visose Europos šalyse. Jis slapta organizavo žydų persikėlimą iš Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos, Čekoslovakijos ir Sovietų sąjungos per Vokietiją, Jugoslaviją, Austriją, Italiją ir Prancūziją į uostus, iš kur buvo plaukiama į Erec Izraelį. Abba Kovneris vadovavo jungtiniam partizanų būriui miškuose netoli Vilniaus. Būrį sudarė žydai pabėgę iš Kauno ir Vilniaus getų. Kovnerio partizanai rengė sabotažo bei diversijos aktus, puldinėjo vokiečių kariškius. Abba Kovneris tapo vienu iš Brichos kūrėjų. Didžiausi Brichos veikimo centrai Sovietų sąjungoje buvo Vilniuje ir Lvove. SSSR žydų tarpe buvo nemaža pasišventusių žmonių, kurie stengėsi prisidėti ieškant galimybių padėti savo tautiečiams pabėgti. Vienas žymiausių – Jofė Šmuelis, Latvijos žydas. 1945 m. Liepos pradžioje jis nelegaliai kirto Sovietų Lenkų sieną ir susirišo su Brichos atstovais Lenkijoje. Po to jis grįžo ir Vilniuje ėmė organizuoti vadinamą Lenkijos kelią. В большинстве случаев участники организации перебрасывали евреев из Литвы в Польшу по легальным каналам. Legaliai galėjo važiuoti Lenkų kilmės Vilniečiai praktiškai, kurie buvo anksčiau Lenkijos piliečiai. Jeigu tu turėjai įrodymą, kad tu prieš karą gyvenai Vilniuje, tu galėjai išvykti į Lenkiją. Bet žinau, kad buvo daug tokių, kurie vyko nelegaliai. В частности, ими широко использовалась проводившаяся в 1945-1947 годах репатриация польского населения из СССР в Польшу. Они за взятки приобретали репатриационные документы и по ним выезжали в Польшу. Bangos žmonių, kurie sugebėjo pasidirbti pasus, pasitraukė iš Sovietų sąjungos šituo keliu. Tai labai daug išvyko. O iš Lenkijos į vakarus pasitraukti buvo daug lengviau. Važiuodavo kas kur, bet daugiausiai į Izraelį. Ne visi pabėgę iš Lietuvos žydai pateko į Izraelį. Pavyzdžiui, Natanas Kacas, per karą kalėjęs Šiaulių gete ir stebuklingai likęs gyvas, greit suprato, kad sovietų okupacija nežada jokios laisvės. Tada nusipirko suklastotus dokumentus, kad jis Lenkijos pilietis, prieš karą gyvenęs Vilniuje. Kaip repatriantas, patekęs į Lodzę Lenkijoje, jis kartu su šeima nelegaliai kirto demarkacinę liniją, atvyko į Vokietiją, iš kur vėliau sėkmingai persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas. Vien Jofės Šmuelio ir jo bendražygių dėka Sovietų sąjunga paliko virš 450 žydų iš Latvijos, Lietuvos ir kitų respublikų. 1946 metais, sustabdžius repatriaciją, galimybės pasinaudoti Lenkijos keliu pasibaigė. Reiškia, atvažiuodavo agentai, čia agituodavo, atvažiuodavo su darbėkarai, kraudavo ir veždavo žmonės tiesiog į Lenkiją ir bėga į Izraelį. Čia buvo 46-7, vienas su darbėkaru grąžina, taip visi tenai atvažiavo. 46 metų pirmomis dienomis daugiau negu 100 asmenų sunkvežimiais mėgino išvažiuoti, išvykti iš Vilniaus ir pereiti Lietuvos-Lenkijos sieną, tačiau dėja nesėkmingai, nes... Žinau, kad KGB surašė provokaciją vieną, visą sunkvežimį, sako, jiem viską paužgarantavo. Sovietų saugumas iš anksto žinojo apie planuojamą akciją, nes turėjo agentą jų tarpe ir... Специально было подарито ее при сенос. В ночь на 6 января 1946 года при попытке нелегального выезда группы евреев за границу из города Вильнюс задержано 4 автомашины, в которых находилось 98 евреев. Netoli Vilniaus paneriuose sunkvežimiai buvo sulaikyti ir visi įsvykę žmonės buvo suimti. Группа при задержании оказала вооруженное сопротивление. В результате из числа бежавших 2 человека убито. Man atrodo, kad kažkas ir buvo sušaudytas. При задержании изъято автомат и пистолет, польских бумажных денег в сумме 14 256 злотых,
1060 американских долларов и советских знаков на сумму 50 тысяч рублей, разных золотых вещей 74 предмета. Nemažai žydų buvo šitoj 16 taip vadinamai divizijai. Suimti bandę pabėgti žydai tarnavę 16 lietuviškoje šaulių divizijoje buvo tardomi Smerš. Smerš – smert špionam, mirtis šnipams. Buvo karinės kontražvalgybos padalinys, labai aktyvus per карą ir pirmaisiais pokario metais. Организаторы нелегальных переправ за крупные взятки через военнослужащих 16-й литовской дивизии, дислоцируемой в районе города Вильнюс, приобретали чистые бланки красноармейских книжек и проходных свидетельств, которые использовали для изготовления фиктивных документов для переправляемых ими сионистов. Žemesnės grandies sovietų saugumo darbuotojai prisidėdavo ir prie tų dokumentų padirbinėjimo ir net organizuoti kartais transportą padėdavo. Руководящие участники организации поддерживали нелегальную связь с американским обществом Joint, его филиалами в Мюнхене и Лодзе, получали от них благотворительные посылки и денежные средства. Jointas tai buvo žydų šalpos organizacija, Joint reiškia vienybė, kuri siųsdavo siuntinius karo pabėgėliams, prieš karą nepasiturintiems sluoksniams. Tiesoje būdavo straipsniai ir būdavo vadindami Jointo agentais. Berods 46 metų vasarį buvo, šnekant sovietų saugumo terminais, realizuota agentūrinė byla Bezumci Kaune. Pabėgimo maršrutas buvo numatytas ne per Lietuvos-Lenkijos sieną tiesiogiai, bet per Karaliaučių, per Rytų Prūsiją, nes buvo ta jų organizuota grupė sulaikyta netoli jau Rytų Prūsijos. Yra tokie du legendiniai bandymai pabėgti lėktuvu iš Lietuvos. Ir su lėktuvu buvo istorija. Pilotai buvo priversti dirbti saugumą. Žmogų asmeniškai pažinojo. Jis buvo kaip tik vienos iš tų grupių, kurios turėjo skristi to lėktuvu. Kuria buvo viena grupė išskrido, papirkti tiek lakūnai, atseit papirkti, o iš tikrųjų jie išskrido ir atsidūrė KGB naguose. Kilo, atliko keletą ratų ore, nusileido ir jų laukia kareiviai su sunkvežimiais. Jos privertė atsiųsti laiškus, kad jie jau laimingi anapus. Ir tada buvo organizuota antra grupė. Ir man rodos, kad šitas vertėjas, apie kurį aš kalbu, Kaplanas, senas žmogus, jis, man rodos, pakliuvo į šitą antrą grupę, buvo suimtas ir atsidūrė Sibire. 47 berods metais irgi buvo suimta nemaža grupė, kurios priešakyje buvo buvęs gana aktyvus prieškario laikais sionistų veikėjas Gefenas. Jis buvo turbūt vienas iš pirmųjų žymesnių sionistų veikėjų nuteistų pokario laikais Lietuvoje. Jis irgi buvo apkaltintas žydų pabėgimo pirmiausia, pabėgimo organizavimu. Kapkan, spastai. Matai tą pačią KGB metodiką, sukuriamos pseudo organizacijos, į kurias pritraukime entuziastai tikrieji. Ir kuomet jų pakankamai daug arba pakankamai ateina lemiamas momentas, kuomet galime jūs saugiai visus likviduoti, jie yra areštuojami. Per vieną naktį 52 metų sausio 17 dieną Vilniuje ir Kaune buvo areštuota 170 žmonių. Kad pilnai suprastume pokario santykius tarp tuometinės Sovietų Sąjungos valdžios ir žydų, reikia kiek plačiau pažvelgti į tai, kas vyko pirmaisiais pokario metais. Visų pirma, tai susijęs su Izraelio valstybės atsiradimu. Ir aš taip pat, kaip ir ta dauguma, reagavau tai kaip į didelę žydų tautos pergalę, kaip į didelę jo šventę, kad pagaliau ir ta tauta, kuri tūkstantmečiais buvo išvyta iš savo tėvynės ir neturėjo, ir visą laiką turėjo gyventi svečiuose pas kitus, pagaliau atgavo galimybę sukurti savo valstybę, kaip ir visos kitos tautos. Sovietų Sąjungos vadai tikėjosi, kad Izraelis taps jų sąjungininkų artimuosiuose rytuose. Sovietų Sąjunga buvo pirmoji pripažinusi Izraelio nepriklausomybę de jure praėjus vos kelioms dienoms po jos paskelbimo. Tačiau Izraelis nuėjo kitu keliu. Ir valdžios viršūnėse atsidūrus proamerikietiškom politiniam partijom nusisuko nuo sovietų.
Kai Kremliaus viltys paversti Izraelį savo atramą artimuosiuose rytuose žlugo, nedelsiant prasidėjo arši antižydiška kampanija. Svarbus įvykis įtakojo Stalino suvokimui apie potencialų žydų pavojų jo hegemonijai, įvyko 48 spalio mėnesį. 48 metais buvo paskirta pirmoji naujai atkurtos Izraelio valstybės ambasadorė į Maskvą Golda Meir, kurią sutiko entuziastingos Maskvos žydų demonstracijos. Tai buvo didelis smūgis Stalinui, kuris suprato, kad nepilnai kontroliuoja žydus net savo šalies viduje. 48 metais prasidėjo pirmoji Stalino antisemitinė kompanija, kuri dabar vakaruose vadinama slaptaisiais Stalino pogromais, viena iš eilinių jo kompanijų, kuomet buvo likviduotas žydų antifašistų komitetas, kurį sovietai parankiai išnaudojo karo metais, siųsdami į Holivudą, į Jungtines valstijas. Važiavo į Ameriką, rinko pinigus rusų tankams, reiškia kovai prieš hitlerizmą. Žymus žydų rašytojai, aktoriai, susitiko su Čarliu Čaplinu, susitiko su Amerikos žvaigždėm ir politikais, gavo labai daug lėšų ir paramos Sovietų armijai rytų fronte. Bet kai tik baigėsi karas, šita pati veikla jam buvo prikišta kaip priešiška veikla, nors karo metais jinai vyko visiškai pritariant Centro komitetui. Antifašistinio komiteto bylos metu jinai buvo pagrindinis kaltinimas, kuris pavirto į kaltinimą buržuaziniu nacionalizmu. Tas pats žydų komitetas antifašistinis juk buvo visas ne tik išvaikytas, jis buvo iššaudytas. Žydų kultūra buvo smarkiai varžoma, kas jautėsi ir Lietuvoje. Poetai Abba Kovneris, Abraomas Suckeveris ir rašytojas Kačerginskis geto rūsiuose nuo nacių konfiskavimo išsaugotus žydų kultūros dokumentus, tarp jų Tolstojaus susirašinėjimą su Šolom Aleichemu, skulptūras, paveikslus, iškėlė į dienos šviesą, pabandė įkurti Žydų muziejų Lietuvos, kuris buvo specialių dekretų uždarytas vienos iš tų antisemitinių kompanijų metu. 2 metus kaip žydas negalėjau gauti darbo. Ir tėvas neteko darbo tuo metu kaip žydas. Tai pirmas smūgis, tai 48 metai kosmopolitai, kova su kosmopolitais. Aš supratau, kas yra kas, o galutinį tašką 53 metais, kai buvo ta garsi žydų gydytojų byla. Žudikai baltais chalatais. Tada aš jau savo asmeniškai supratau, kad nieko gero iš tos valdžios mes neturėsim. O mano draugas, profesorius Jurijus Blaušteinas, sovietiniais laikais man sakė, kad jeigu galėčiau, tai basas ir pėsčias nueičiau į Izraelį. O buvo ir tokių, kurie tikėjo Stalino iki pat galo. Aš turiu tikslių žinių, kad 53 metais jau buvo paruošti tie gyvuliniai vagonai ir žydai turėjo būti vežami į Birabidžaną, į Sibirą, į kitur. Bet 5 kovo 53 metais Stalinas mirė ir tas išgelbėjo žydus. Savotiškas žydų pabėgimo iš rytų Europos finalinis taškas buvo Chruščiovo kalbos per 20 komunistų partijos suvažiavimą paviešinimas. Pukas išvogė Chruščiovo pranešimą, kaip jis tapo žinomas vakarams per Izraelio žvalgybą. Tai įvykdė Viktoras Gregevskis 1956-aisiais. Jam pavyko perimti Chruščiovo kalbos kopiją, smerkiančią Staliną ir jo valdymą. Kai kalba buvo paviešinta, tai buvo tam tikras Stalino epochos pabaigos taškas. Šiandien tik bendrais bruožais galime kalbėti apie brichą, bėgimą į Izraelį. Nežinoma nei raidos, nei mastų, nežinome ir daugelio bėglių likimų. Tie, kas liko gyvi, išsibarstė po visą pasaulį, daugumos jų likimas nėra žinomas. Jie dingo be pėdsakų po tų pokario areštų. Šeina Arenštein buvo areštuota 45-aisiais, kai bandė pabėgti lėktuvu. Nuteista 8 metams be teisės grįžti 3 metus.
Į Izraelį sugebėjo atvykti 66-aisiais. Šlomo Gefen, vienas iš pabėgimo organizatorių, suimtas 45-aisiais ir nuteistas 9 metams. Jam 71-aisiais pavyko išvykti į Izraelį. Šeina Blach buvo organizacijos Beitar narė, areštuota 46-aisiais. Kaip tėvynės išdavikė, buvo įkalinta 8 metams. Į Izraelį išvyko 71-aisiais. Adam Band iš Kauno užsiėmė pabėgimo organizavimu, buvo suimtas 49-aisiais ir nuteistas 7 metams. Į Izraelį jam pavyko išvykti jau 57-aisiais. Gal ateityje pavyks atskleisti ir sensacingų detalių. Štai vienas sovietų saugumo pranešimas aukštesniai vadovybei. Наряду с этим установлено, что на территории Литовской ССР нелегальные переправы осуществляются через литовское националистическое подполье. Об этом известно сионистским кругам за границей. Через этот канал уже переправлено несколько сионистов. Priklausė prieš karą sionistinėms organizacijoms ir tikėję į Izraelio valstybės atkūrimą ir egzistavimą, įkūrė organizaciją vakarų Ukrainoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, kuri vadinosi Bricha – pabėgimas. Bricha – tai vienas įspūdingiausių ir tuo pačiu nežinomiausių puslapių Europos pokario istorijoje. Nuo 1945 iki 1948 metų Bricha veikė beveik visose Europos šalyse. Jis slapta organizavo žydų persikėlimą iš Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos, Čekoslovakijos ir Sovietų Sąjungos per Vokietiją, Jugoslaviją, Austriją, Italiją ir Prancūziją į uostus, iš kur buvo plaukiama į Erec Izraelį. Abba Kovneris vadovavo jungtiniam partizanų būriui miškuose netoli Vilniaus. Būrį sudarė žydai pabėgę iš Kauno ir Vilniaus getų. Kovnerio partizanai rengė sabotažo bei diversijos aktus, puldinėjo vokiečių kariškius. Abba Kovneris tapo vienu iš Brichos kūrėjų. Didžiausi Brichos veikimo centrai Sovietų Sąjungoje buvo Vilniuje ir Lvove. SSSR žydų tarpe buvo nemaža pasišventusių žmonių, kurie stengėsi prisidėti ieškant galimybių padėti savo tautiečiams pabėgti. Vienas žymiausių – Jofė Šmuelis, Latvijos žydas. 1945 m. Liepos pradžioje jis nelegaliai kirto Sovietų Lenkų sieną ir susirišo su Brichos atstovais Lenkijoje. Po to jis grįžo ir Vilniuje ėmė organizuoti vadinamą Lenkijos kelią. В большинстве случаев участники организации перебрасывали евреев из Литвы в Польшу по легальным каналам. Legaliai galėjo važiuoti Lenkų kilmės Vilniečiai praktiškai, kurie buvo anksčiau Lenkijos piliečiai. Jeigu tu turėjai įrodymą, kad tu prieš karą gyvenai Vilniuje, tu galėjai išvykti į Lenkiją. Bet žinau, kad buvo daug tokių, kurie vyko nelegaliai. В частности, ими широко использовалась проводившаяся в 1945-1947 годах репатриация польского населения из СССР в Польшу.
Они за взятки приобретали репатриационные документы и по ним выезжали в Польшу. Bangos žmonių, kurie sugebėjo pasidirbti pasus, pasitraukė iš Sovietų Sąjungos šituo keliu. Tai labai daug išvyko. O iš Lenkijos į vakarus pasitraukti buvo daug lengviau. Važiuodavo kas kur, bet daugiausiai į Izraelį. Ne visi pabėgę iš Lietuvos žydai pateko į Izraelį. Pavyzdžiui, Natanas Kacas, per karą kalėjęs Šiaulių gete ir stebuklingai likęs gyvas, greit suprato, kad sovietų okupacija nežada jokios laisvės. Tada nusipirko suklastotus dokumentus, kad jis Lenkijos pilietis, prieš karą gyvenęs Vilniuje. Kaip repatriantas, patekęs į Lodzę Lenkijoje, jis kartu su šeima nelegaliai kirto demarkacinę liniją, atvyko į Vokietiją, iš kur vėliau sėkmingai persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas. Vien Jofės Šmuelio ir jo bendražygių dėka Sovietų sąjunga paliko virš 450 žydų iš Latvijos, Lietuvos ir kitų respublikų. 1946 metais, sustabdžius repatriaciją, galimybės pasinaudoti Lenkijos keliu pasibaigė. Reiškia, atvažiuodavo agentai, čia agituodavo, atvažiuodavo su Dabėkarai, kraudavo ir veždavo žmonės tiesiog į Lenkiją ir bėga į Izraelį. Čia buvo 46-7, vienas su Dabėkarai grąžina, taip visi ten išvažiavo. 46 metų pirmomis dienomis daugiau negu 100 asmenų sunkvežimiais mėgino išvažiuoti, išvykti iš Vilniaus ir pereiti Lietuvos-Lenkijos sieną, tačiau dėja nesėkmingai, nes... Žinau, kad KGB surašė provokaciją vieną, visą sunkvežimį, sako, jam viską paužgarantavo. Sovietų saugumas iš anksto žinojo apie planuojamą akciją, nes turėjo agentą jų tarpe ir... Специально было подарито ее при сенос. В ночь на 6 января 1946 года при попытке нелегального выезда группы евреев за границу из города Вильнюс задержано 4 автомашины, в которых находилось 98 евреев. Netoli Vilniaus paneriuose sunkvežimiai buvo sulaikyti ir visi išvykę žmonės buvo suimti. Группа при задержании оказала вооруженное сопротивление. В результате из числа бежавших 2 человека убито. При задержании изъято автомат и пистолет, польских бумажных денег в сумме 14 256 злотых, 1060 американских долларов и советских знаков на сумму 50 000 рублей, разных золотых вещей 74 предмета. Nemažai žydų buvo šitoj 16-oj vadinamoj divizijai. Suimti bandę pabėgti žydai tarnavę 16-oje lietuviškoje šaulių divizijoje buvo tardomi Smerš. Smerš – smert špionam, mirtis šnipams. Buvo karinės kontražvalgybos padalinys, labai aktyvus per karą ir pirmaisiais pokario metais. Организаторы нелегальных переправ за крупные взятки через военнослужащих 16-й литовской дивизии, дислоцируемой в районе города Вильнюс, приобретали чистые бланки красноармейских книжек и проходных свидетельств, которые использовали для изготовления фиктивных документов для переправляемых ими сионистов. Žemesnės grandies sovietų saugumo darbuotojai prisidėdavo ir prie tų dokumentų padirbinėjimo ir net organizuoti kartais transportą padėdavo. Руководящие участники организации поддерживали нелегальную связь с американским обществом Joint, его филиалами в Мюнхене и Лодзе, получали от них благотворительные посылки и денежные средства. Jointas tai buvo žydų šalpos organizacija, Joint reiškia vienybė, kuri siųsdavo siuntinius karo pabėgėliams, prieš karą nepasiturintiems sluoksniams. Tiesoje būdavo straipsniai ir būdavo vadindami Jointo agentais. Berods 46 metų vasarį buvo, šnekant sovietų saugumo terminais, realizuota agentūrinė byla Bezumci Kaune. Pabėgimo maršrutas buvo numatytas ne per Lietuvos-Lenkijos sieną tiesiogiai, bet per Karaliaučių, per Rytų Prūsiją, nes buvo ta jų organizuota grupė sulaikyta netoli jau Rytų Prūsijos. Yra tokie 2 legendiniai bandymai pabėgti lėktuvu iš Lietuvos. Ir su lėktuvu buvo istorija. Pilotai buvo priversti dirbti saugumą.
žmogų asmeniškai pažinojo. Jis buvo kaip tik vienos iš tų grupių, kurios turėjo skristi to lėktuvu. Kurie buvo viena grupė išskrido, papirkti tiek lakūnai, atseit papirkti, o iš tikrųjų jie išskrido ir atsidūrė KGB naguose. Pakilo, atliko keletą ratų ore, nusileido ir jų laukia kareiviai su sunkvežimiais. Jos privertė atsiųsti laiškus, kad jie jau laimingi anapus. Ir tada buvo organizuota antra grupė. Ir man rodos, kad šitas vertėjas, apie kurį aš kalbu, Kaplanas, senas žmogus, jis, man rodos, pakliuvo į šitą antrą grupę, buvo suimtas ir atsidūrė Sibire. 47 berods metais irgi buvo suimta nemaža grupė, kurios priešakyje buvo buvęs gana aktyvus prieškario laikais sionistų veikėjas Gefenas. Jis buvo turbūt vienas iš pirmųjų žymesnių sionistų veikėjų nuteistų pokario laikais Lietuvoje. Jis irgi buvo apkaltintas žydų pabėgimo pirmiausia, pabėgimo organizavimu. Kapkan, spastai. Matai tą pačią KGB metodiką, sukuriamos pseudo organizacijos, į kurias pritraukime entuziastai tikrieji. Ir kuomet jų pakankamai daug arba pakankamai ateina lemiamas momentas, kuomet galima jūs saugiai visus likviduoti, jie yra areštuojami. Per vieną naktį 52 metų sausio 17 dieną Vilniuje ir Kaune buvo areštuota 170 žmonių. Kad pilnai suprastume pokario santykius tarp tuometinės Sovietų Sąjungos valdžios ir žydų, reikia kiek plačiau pažvelgti į tai, kas vyko pirmaisiais pokario metais. Visų pirma, tai susijęs su Izraelio valstybės atsiradimu. Ir aš taip pat, kaip ir ta dauguma, reagavau tai kaip į didelę žydų tautos pergalę, kaip į didelę jo šventę, kad pagaliau ir ta tauta, kuri tūkstantmečiais buvo išvyta iš savo tėvynės ir neturėjo, ir visą laiką turėjo gyventi svečiuose pas kitus, pagaliau atgavo galimybę sukurti savo valstybę, kaip ir visos kitos tautos. Sovietų Sąjungos vadai tikėjosi, kad Izraelis taps jų sąjungininkų artimuosiuose rytuose. Sovietų Sąjunga buvo pirmoji pripažinusi Izraelio nepriklausomybę de jure praėjus vos kelioms dienoms po jos paskelbimo. Tačiau Izraelis nuėjo kitu keliu ir valdžios viršūnėse atsidūrus proamerikietiškom politiniam partijom nusisuko nuo sovietų. Kai Kremliaus viltys paversti Izraelį savo atramą artimuosiuose rytuose žlugo, nedelsiant prasidėjo arši antižydiška kampanija. Svarbus įvykis įtakojo Stalino suvokimui apie potencialų žydų pavojų jo hegemonijai įvyko 48 spalio mėnesį. 48 metais buvo paskirta pirmoji naujai atkurtos Izraelio valstybės ambasadorė į Maskvą Golda Meir, kurią sutiko entuziastingos Maskvos žydų demonstracijos. Tai buvo didelis smūgis Stalinui, kuris suprato, kad nepilnai kontroliuoja žydus net savo šalies viduje. 48 metais prasidėjo pirmoji Stalino antisemitinė kompanija, kuri dabar vakaruose vadinama slaptaisiais Stalino pogromais. Viena iš eilinių jo kompanijų, kuomet buvo likviduotas žydų antifašistų komitetas, kurį sovietai parankiai išnaudojo karo metais, siųsdami į Holivudą, į Jungtines valstijas. Važiavo į Ameriką, rinko pinigus rusų tankams, reiškia kovai prieš hitlerizmą. Žymus žydų rašytojai, aktoriai, susitiko su Čarliu Čaplinu, susitiko su Amerikos žvaigždėm ir politikais, gavo labai daug lėšų ir paramos Sovietų armijai rytų fronte. Bet kai tik baigėsi karas, šita pati veikla jam buvo prikišta kaip priešiška veikla, nors karo metais jinai vyko visiškai pritariant Centro komitetui. Antifašistinio komiteto bylos metu jinai buvo pagrindinis kaltinimas, kuris pavirto į kaltinimą buržuaziniu nacionalizmu. Tas pats žydų komitetas antifašistinis juk buvo visas ne tik išvaikytas, jis buvo iššaudytas. Žydų kultūra buvo smarkiai varžoma, kas jautėsi ir Lietuvoje. Poetai Abba Kovneris, Abraumas Suckeveris ir rašytojas Kačerginskis geto rūsiuose nuo nacių konfiskavimo
išsaugotus žydų kultūros dokumentus, tarp jų Tolstojaus susirašinėjimą su Šolomo Aleichemu, skulptūras, paveikslus, iškėlė į dienos šviesą, pabandė įkurti Žydų muziejų Lietuvos, kuris buvo specialių dekretų uždarytas vienos iš tų antisemitinių kompanijų metu. 2 metus kaip žydas negalėjau gauti darbo. Ir tėvas neteko darbo tuo metu kaip žydas. Tai pirmas smūgis, tai 48 metai kosmopolitai, kova su kosmopolitais. Aš supratau, kas yra kas, o galutinį tašką 53 metais, kai buvo ta garsi žydų gydytojų byla. Žudikai baltais chalatais. Tada aš jau savo asmeniškai supratau, kad nieko gero iš tos valdžios mes neturėsim. O mano draugas, profesorius Jurijus Blaušteinas, sovietiniais laikais man sakė, kad jeigu galėčiau, tai basas ir pėsčias nueičiau į Izraelį. O buvo ir tokių, kurie tikėjo Stalino iki pat galo. Aš turiu tikslių žinių, kad 53 metais jau buvo paruošti gyvuliniai vagonai ir žydai turėjo būti vežami į Birabidžaną, į Sibirą, į kitur. Bet 5 kovo 53 metais Stalinas mirė ir tas išgelbėjo žydus. Savotiškas žydų pabėgimo iš rytų Europos finalinis taškas buvo Chruščiovo kalbos per 20 komunistų partijos suvažiavimą paviešinimas. O kas išvogė Chruščiovo pranešimą, kaip jis tapo žinomas vakarams? Per Izraelio žvalgybą. Tai įvykdė Viktoras Gregevskis 1956-aisiais. Jam pavyko perimti Chruščiovo kalbos kopiją, smerkiančią Staliną ir jo valdymą. Kai kalba buvo paviešinta, tai buvo tam tikras Stalino epochos pabaigos taškas. Šiandien tik bendrais bruožais galime kalbėti apie brichą, bėgimą į Izraelį. Nežinoma nei raidos, nei mastų, nežinome ir daugelio bėglių likimų. Tie, kas liko gyvi, išsibarstė po visą pasaulį, daugumos jų likimas nėra žinomas. Jie dingo be pėdsakų po tų pokario areštų. Šeina Arenštein buvo areštuota 45-aisiais, kai bandė pabėgti lėktuvu. Nuteista 8 metams be teisės grįžti 3 metus. Į Izraelį sugebėjo atvykti 66-aisiais. Šlomo Gefen, vienas iš pabėgimo organizatorių, suimtas 45-aisiais ir nuteistas 9 metams. Jam 71-aisiais pavyko išvykti į Izraelį. Šeina Blach buvo organizacijos Beitar narė, areštuota 46-aisiais. Kaip tėvynės išdavikė, buvo įkalinta 8 metams. Į Izraelį išvyko 71-aisiais. Adam Bant iš Kauno užsiėmė pabėgimo organizavimu, buvo suimtas 49-aisiais ir nuteistas 7 metams. Į Izraelį jam pavyko išvykti jau 57-aisiais. Gal ateityje pavyks atskleisti ir sensacingų detalių. Štai vienas sovietų saugumo pranešimas aukštesniai vadovybei. Наряду с этим установлено, что на территории Литовской ССР нелегальные переправы осуществляются через литовское националистическое подполье. Об этом известно сионистским кругам за границей. Через этот канал уже переправлено несколько сионистов.